popietę, velykinę, atėję į kultūros namus. Ta proga noriu Jums palinkėti sveikatos ir sandorės, o visa kita yra uždirbama. Norime Jums padovanoti vieną veiksmo komediją Viktoro Galinaičio Vaiduokliai. Toks mažytis prašymas, kadangi spektaklių pas mus būna labai nedaug, gal mes ne visi žinome tokį vieną dalyką, kad mobiliuosius telefonus reikia išjungti. O mažus vaikučius laikyti prie savęs ir labai gražiai susitarti, kad jie patylėtų. Iš karto už tai Jums dėkoju ir gerų Jums emocijų. О, что музыка, дочка? Lenkiškas dainas dainuoti, arielką gerti, šokius visokius šokti. Aha, bešokant išgirdom kieme žirgų žvengiant. Išlėkę žiūrim, o kai tėvynė raitė
strojnina. Aha, vienas nušoko nuo žirgo, tas, kuris paskui mane daugiausia šaukdino, nusilenkė link pat žemės, kaip atspūnų liukajus, aha, ir paprašė jam ir jo draugams leisti užeiti pašokti. O tai kaip tu tokių svečių neįsileisi? Jie ir muzikantas savo turėjo. O tas, kad ims visokias muzikas marinėti, visokių šokių šokti. O diemus tik į glėbį, į kamarą, o tu dievulėlio, kaip ten buvo. Aha, te šokant, supranti, šokom. Ir be šokant mūsų šokikai, tokie neramus pasidarė, žinai. Tik žiūrisi vieni kitus, tik žiūrisi. Pakeliu akis, suki mano šokiko šnirpšlė viena nosyje. Akis nuleidžiu vieną koją arklinį. O tu dievulėliau taip į pastėrau bežiūrėdama. O tas mane tik į glėbį, į kamarą. Kas ten buvo, ne pati nebepamenu. Tik kai gaidys antrą kartą, kakaliekų supranti, pakilo viesulas didžiausias ir mano šokikas kaip ugnytingo. O kitą kartą tai buvo. Taigi, aš su žmonėle pasitariau, pasirodavojau. Sakau, šlabienė rožė išgydo. Apraganautom karvėm pieną gražina. Užkalba gyvatės įkandimą. Sakau, gal padės vaiduoklius išvykti. Liepiau pakviesti. Pakvietė, nu prairatėjau. Nu kaip čia žmogui į pamačį neįsi? Matai, lyg iš dangaus akmenys krinta. Visi langai ištaužyti, va. Matai. O tu, nu praisakyk, ar nėra kartai šiuose namuose kokios nekrikštytos dušelės? Nu, rodos, kad nėra. Nu, arba šiaip kokių žmogelių nesava mirti mirusio. Irgi rodos nėra. Nu, arba šiaip neviežlibai gyvenusių. Amžinatilsi žmonos tėvukas. Ne visai skaičiai savo dienelės baigė. Pamenu, tas bedieris, pamenu. Taigi, susimildam, jei gali pagelbėk. Matai, nei dirbti, nei įsimiego, nei gyventi, nei mirti. Išgelbėsi, pažadu tau kampą iki pat senatvės galo. Matai, su bedieviu dušelėm labai sunku. Mano močiutė jas nuramindavo. Bet ar man pavyks, negaliu pasakyti. Bet aš pasistengsiu. Tu tik nulėk ir atnešk man galą dešros ir žiauną duonos. O tai kam tas dabar? Tai vis prie būrimo. Kaip pasakysi, motinėlė, tai pagelbėk, lekiu. Aha, lėk, o aš kiemą, prieklėčius apžiūrėsiu. Aš einu kambarin, o valandėlis padėk. Dieve, man nusibodote savo komediją. Turi žinoti, kuris tai vilkodos ištimo sūnus. Tai ne tik negražu, bet ir bjauru. Per jaunas jisai, kad suprastų, kam jis tai daro. Stipresnis turi daryti silpnesnį. Supranti, netik slėptis. Na gerai, dieve, bet paskutinį kartą. Labdien, mot! Nešūka, kad aš pikta. Labą dieną. O kas tu toks būsi? Nepažįsti Amerikono ištimo? O tai iš kur aš jį galiu pažinti? Apie mane visą Lietuvą kalba. Atrodai neaiškia sava. Ar iš tolo? Sakau, Amerikonas iš Amerikos. Varėtų mano. Net iš Ameriko, iš naujojo svieto. Taip, o ką? Aha. Taigi mano trečio vyro kūmo brolio sūnus irgi Amerike gyvena. Gal tu pažįsti? Kas jis toks? O taigi Matiušų kukulis. Jis anais metais pas Kistimo tėvą tarnavo. Aš biznieris, kokių reikalų galiu turėti bernais. Aha. Iš nektos matyti didelis ponas esi. Esu, o ką? Tai gal man ubagėlį kokią kapeikėlę susimylėtum. Neturiu smulkių. Tai aš nepaskordys, nestambiais. Kur šeimininkas kambaryje lubas? O kam tau jo reikia? Tai mano reikalas. Tai ko klausi, jei tavo reikalas? Kambaryje lubas. Kambary. Laiku
jeigu pataikiau. Iš nekto šetoną pažinsi. Jau velnias tą telefoną ir atnešė. Ar jie bus kalbėję apie tą patį poną, kurs ką tik buvo atėjęs? Nu tai aišku, kad apie tą šetoną. Aha, žinai, ir man jis kažkoks įtartinas pasirodė. Drabužiai lyg ir tokie patys, kaip to arkliškojo, kur mane šokdino. Ievutė, tu nepasitikėk jo ir savąjį perspėk. Bandyk šepnot. Jeigu prunkš, taip ir žinok, šetonas. Taigi jis mūsų kaimynas Tirštimas. Kaimynas? Tokio šiame kaime aš nepažįstu. Taigi tik šią vasarą atsikėlė, supirkinėja ūkį, žada Pavietauną dvarą įkurti. Ką tokį? Pavietauną dvarą žada įkurti. O iš kur jis pinigų tiek ima? O tai kas jį žino, sako, iš Amerikos atsivežęs. Amerikonas, biznierius, Ievutė tartinas kažkoks. Aha, tai va prisispyręs prašo parduoti ūkį. Aš Dievui sakau, neparduok. Nu bet tas tokiais saldžiais žodeliais šneka, kad juk ir stipriausia gali perkalbėti. Aš pat ir galvoju, nu negi jis nenorės tų pinigų, kur bus už žemę susimokės, atsiimti, juk toks monelnikas tai viską gali padaryti. Tiesa, vyras sakė, Žlabien, kad prie būrimo tau reikės, tai aš ir atnešiau. Reikės, Ievutė, pagrindas. Kad tik tau Dievulis padėtų, nieko nepagailėsiu. Su Dievo padėjimu tikiuosi, Ievutė, nelabai išvaryti. Kad tik tau Dievas padėtų. Dievulėliau, tu mano, būtų užmušę tokį didelį dienos metu. Negana, kad langus išlaužė, dar akmenimis pradės mėti, na jau ne. Kaip aš išsigandau, kaip išsigandau. Gal pastebėjai, iš kurios pusės akmuo atlėkė? Gal iš viršaus? Žlabien, ar tu nieko nematei? Lyg ir koks šviesos kamuolys lis iš krūmų šmėstelėjo. Nesvietiškai, jau šviesos kamuoliai pradės rodyti. Aha, ir aš lyg kažin ką valdą mačiau prabėgam. Tai gal katė? Na taip, lyg ant juoko. Taip išsigandau, taip širdis tuksi, užtiek ranką, lyg kūjų muša. Tik nereikia nusigąsti, da priepolį gausi. Ar taip jau labai muša? Savo žmoną čiupinėjo. Gaila, manoji prieš 10 metų Dievo dušelę atidavė. Matai tu jo, tuo ir užrūdos. Anas irgi toks pat buvo. Per klausdama įdėlimus nenutrotinau. Matot, vėl tie krūmai juda. Tai kad nei nagelis nejuda. Žvirblis sujudino šakelį. Ievutė, gal aš geriau viena kambaryje pabūsiu. Gerai, motinėlė, veikia kamarą, ten tau niekas netrukdys. Ievutė, paskui man reikės galų grabnyčios. Gerai, paieškos, veikia. Bet kad tik man niekas netrukdytų, kad tik man niekas Netrukdys. Na, kaimyn, parduok žemę, bus geriausia. Nereiks nei vargo kesti. Už tokius pinigus savo mieste ramiai gyvenimėlį nugyvensi. Gal iš tikrųjų, motin, bus geriau pardavus. Gyvastis svarbiau už žemę. Ne, o tai ką duktė pasakys? Duktė žemės nedirbs. Bet užtat jos vyras gali dirbti. Kaip atsakei, netekėjus? Šiandien netekėjus, o reikia po šliūko. Taip greit nepasidaro. Vargu pau, ar jie eis užartoja. O tai kodėlgi ir ne, jeigu pasitaikys koks agronomas kaip Grybų Mariai. Kuri miesto pyragų paragauna, kai man negrįžta. Tiesa, užmiršau paklaust, ką jie tam Kaune mokinasi? Tai kad nežinau, ne kaip pasakyti. Tėvai, gal tu prisimeni, kaip tos mokslus vadina? Tu vienu žodžiu mokosi ant profesorių. Tuoj atsiminsiu. Ji mokosi gamitarinį pakiletą. Nu, žodžiu, mūsų dukrelė mokosi universitete. Tai studentė, gali būt ramus, žemė tikrai neltais. Kad aš jau taip su ta žemė suaugęs, juk nežinau, kaip aš galėsiu gyventi be jos. Niekus kalbi kaimyn. O aš manau, kad taip amžinai nebus. Juk Žlabienė ką pažada, tą ir ištesi. Kas? Ar ta boba? Ką čia jums pažadėjo? Ogi vaiduoklius iš mūsų žemę išvaryti. Galit būt ramus. Tokių
Tokių kvailų bobų vaiduokliai labai nemėgsta. Tuo jin pati išliks. Tu ką? Nusipirkę žemę, manai jų nepersekios, ką? O kam? Mane kaip tik reikalingi. Nu, jei ne vaiduokliai, manai, tai brangiai būčiau mokėjęs. Gaila, kad esi biznėris ir nesupranti reikalų. Nu, pats matai, kiek sekmadieniais privažiuoja žmonių pažiūrėti tavo vaiduoklių. Nu, tai kas iš to dabar? Tau kas iš to? O man biznis, supranti? Aptversi sodybą aukštą tvorą, kad neduoda snapo reikiš. Na, esnė žioplė vaiduoklių pažiūrėti. Pusę lito. Juokus kalbi. Žiūrėkit, vėl tie krūmai juda. Tai kad nelatvelis nejuda? Aš irgi pastebėjau. Einam kambarin, kamin. Su vaiduokliais neprasidėkim. Dabar man vis tiek. Pagalvok, ką darai, kamin. Geriau akis į akį. Lysk iš krūmų. Tėvai, tik artiniai. Ta žiuplis. Lysk iš krūmų, sakau. Vadoj pakaušį akmenį nuvošiu. Atgal nežingsnė. Gerbiamieji ponai, aš nieko blogo. Vadinasi, čia žmogaus išdarymas. Tai jo bestija šposai. Taip, iš kokios mašinos akmenys mėto. Eisi į policiją. Ne į policiją, nutraukiam kelias ir gerai su... Kaimyn. Tyčia esi bestija. Tuoj tau bus malonu. Čia dešiniko neradau, bet užtat vaką atsinešiau. Nutrauk nuo jo tą mašinėlį. Atiduok tą mašiną. Kaip ponai ryžtatės imti svetimą daiktą, jūs einat prieš įstatymus. Kalbos nepadės. Žinom, koks ponas esi. Atiduok tą mašiną. Ponai, kuo jūs mane laikote? Valdimi visuomenės tvarkos ardytojo ir kuo pagaliau? Vaiduokliu. Sakau aiškiai, esu laikraštininkas, atvažiavau pažiūrėti vaiduoklių. Apsirikai, kaimyn, juk gazėčikas. Kur gazėtas rašo? Koks iš jo gazėčikas? Jeigu doriem žmonėm gyventi neduoda, akmenimis mėta. Ar aš į tamsą mečiau akmenį? Nu tai aišku, kad neduoda. O va šituo būtų mane užmušęs. Esu siūstas velnio išperos redaktoriaus. Matai, iš paties pragaro nors labienę pakviesti. Nereik. Aš pats su juo susitvarkysiu. Ponai, pagaliau kur aš papuoliu? Ar į pamišėlių namus, ar ką? Vos spėjau žengti žingsnį į kiemą ir aš jau vaiduokliu. Jūs įžeidžiat mane kaip asmenį, pilietį ir žurnalistą. Atrodo, jūs patys vaidinatės ir drumšėt visuomenės rimtį. Tokiems vieta kalėjime. Šnekta nepadės. Žinom, koks po. Atiduok tą mašiną. Nebūkit vaikai, juk čia fotografinis aparatas. Jūs žmonės, tokį kūrį. Tai gal jis tavo sūnus? Mano sūnus kaulė tik šiandien miręs. Aš jį nesirgama. Ponai, jei jūs ketinat į mano kūną ir daiktą, aš būsiu priverstas jį streikuoti. Manulėlių nušaus. Jis ne tik vaiduoklis, bet ir razbaininkas. Vėl akmuo. Vėl į mane metė. Apsirikai, kaimyn. Vadinasi, čia žmogaus išmislai. Kas į tamsą jo metė? Nu ką jis žino? Taigi vaiduoklis turbūt. Tik švilpėsi, girdėjo mane ubyti prasidendė. Keistas akmuo. Tokį geologijos muziejų mačiau. Tai buvo meteoro skala. Einam į kambarį, aš bijau čia būti. Nereikia tamsą bijoti, ginklas rankų. Daugiau drąsos, įsivaldymų, šalto proto. Tai sakai, ponas rašėjau iš dangaus. Meteoro skala. Taip, iš erdvės. Dvasių darbas ir nieko daugiau. Tai gali būti koks ir fizinis reiškinys. Vėl akmuo. Visa akmenų kruša. Ponas rašėjau. Dangaus reikia proto, susivaldymo. Nervus veikia. Jau mums prie to įpratusim baisu, ką šnekėti apie mokslą vyrą, kad svetimą žmogų. Aha, saulė ant dangaus, prie tiek žmonių. Kur jūsų ginklas? Turbūt nebėgant išmečiau, gal gerbiamasiai pažiūrėtum. Ai, dangus! Būkit toks geras, atneškit.
Mane tiek išgąsdino, kad galvoju, kaip greičiau iš čia išsprūkus. Iki plento pavežėjusi, tik mes čia su kaimynų skistimu tokį biznį darom. Ponas Rašės, kai tik mums būsi naudingas. Na, kaimynį, parduoti žemę, per žodį. Pagalvosiu. Tai galvo, eik važiau, sutemus keliausiu. Prieš išvykdamas maniau, kad čia koks juokas iškrėsęs, dabar matau dalykas rimtas. Taip, labai rimtas. Ką mokslas sako apie tokius dalykus? Tai yra metafizikos sritis, kuri teigia esant blogų dvasių, kurios žmonės persekė, kankino ir netgi pražudo. Ir aš dabar imu tuo tikėti. Matai, kaimyn? Gal Šlabienė pagelbės, a? Einam, kaimyn, surašysim sutartį. Ponas Rašės ateiksis mums surašyti. Džiaugiuosi galėdamas gerbėmiems tautiečiams pasitarnauti. Palaukim dar Šlabienės. Žlavėlės burtai čia nieko nevaržys. Jeigu žlabienį vaiduoklius išvys, taip ir rašysim. Sutartis pasinaikins. Sudien, brangi žemelė. Jau saulytė leidžiasi, vakarėlis artinas. Ievutė! Ieva! Ar tu mane šauki? Tave? Nueik į kambarį ir atnešk man šventą švakelę. Gerai, galiu. Pasistiprinau. Dabar galėsiu ramiai stoti į kovą su piktosiomis dvasiomis. Ievute, paskubėk! Tuoj, lėkiu. Tuojaugas. Išvaikysiu piktąsias Aš jau dvasias. ir išėmė. Gerai padarei. O dabar eik į kambarį ir kad ir niekas man netrukdytų. Gerai, viską padarysiu, kaip tik tu pasakysi. Eik, Ievutė. Tamsybių dieve, pykulių, velnių, raganų, burtininkų ir kerėtojų tėve, savo ir savo mirusių tėvų vardu šaukiuosi tavęs, tamsybių karaliau. Suteik man tą nacę, kurią suteikdavai mano senoliai ir visiems tavo burtų išpažintotiems. Pastatyk prieš mano akis tą ramybės nerandančią dušelę ir leisk man ją grąžinti tavo tamsiąją karalystę, kad ji pati nesikankintų ir kitus nebaugintų, ramiems žmonėms žalos nedarytų. Vaiduoklė? Dievo pykulio vardu įsakau, nejudėk tau! Ačiū toj senoji Elgeta. Man tave atsiuntė pats garbingasis pykulis ir aš tavęs klausiu, ar nustosi čia vaidenusis geriems žmonėms žalą dariusi? Jei priešinsies, mano žodžių neklausysi, prakeiksiu tave tamsybių šėtonais, amžius skendėsi kokiame marių dauguryje raiste. Jei mano žodį pildysi, prašysiu palengvinti dievų, kad tavo kančia šioje žemėje. Prižadu, klausysi. Ženk ten, iš kur niekas negrįžta. Žengiu, dedu blagų dienų visiems sistemo name, nepamiršk netirštimo. Ačiū tau, garbingasis viešpatie pykuli. Kas ir vėl atsitiko? Tavo žmona kaip kulipka po galvą palindo. Ką
mūsų šlabienė. O kas jai pasidarė, gal iškvaišusi? Ji dukrelė angelas sargas, mus nuo pikto saugo. O kas ta, kur iš priekių mane išgąsdino? Tu ką, savo motinas nepažinai? Išgirdo kieme triukš pabėgo pažiūrėti. Atlikiai kambarį taip įsigandusi, kad burnos praverti negali. Palindo buvo mano, kad neištrauks. Nesityčio kaimynė. Dieve, koks nesusipratimas. Paničiukė kaip paukščiukė, tik narvelį leisk. Anuprėlį, dabar tai jau džiaugis, linksminkis, linksmybę turėjai. Taip, dukrelė parvažiavo. Ar ir dukrelė grįžo? Dukrelė nuprai dažnai grįžta. Linksminkis todėl, kad tik toji dušelė daugiau jūsų nebevargins. Priverčiau aną išeiti ir net amžiams įsikraustyti. Senieji tėvai išklausė mano maldavimus. Priešais mano akis pastatė tą ramybės nerandančią dušelę. Jauno vyro pavidalo, o vyras tai gražus. Tikras gundytojas, bet aš stipri. Vilionėm nepasiduodu. Rudelio pažeidėtai žaliuoja. Aha, iš pradžių nelabasis spardėsi, nenorėjo išeiti. Bet kai aš jam pagrasinau tamsybių šatonais, dūmai iš rūko. O nes sunkumas užėjo, einu prisėsiu. Kvailioja goma. Tai vėliau, kokias nesąmonės kalba? Ji dukrelė nėra tokia kvaila, kaip atrodo. Šlabienė Dievo apdovanota moterėlė, nors ir vaiduokliai bijo. Tai eina savo, žmonėmis gydydama, nuo pikto saugodama, jų, va, ir butkų kazė. Ant patalo gulėjo. Visą daktarai buvo atsisakę. Atėjo šlabienė ir po 2 mėnesių merga kairopė. Ar nestebuklas? Tėvelių, nėra jokių stebuklų. Tik tamsų žmonės stebuklais tiki. O tokia šlabienė tik blogį visiems neša. Kaip tu gali taip kalbėti? Šlabienė tave mažą augino, ant rankų nešiojo, nuo pikto saugojo. Už tai aš ją ir dėkingas, bet kalba tai jinai tikrai nesąmonės. Senas žmogus meluot negali. Nes kiekvieną valandą Dievas gali pas save pasikviesti. O ištvirkus tą mokslus einantį jaunuomenę. Koks grožis, koks protas. Jaunas žmogus negali būti protingas, o žmogus senesnis, tuo protingesnis. Tai ką išeina žlabienė už mane protingesnė? Žinoma, ką protingesnė. O dabar tu man ne ponas, aš tau kepurės nenuvošiu. Aš to ir neprašau. Ha, o žemę pirktai nori? Aš tau tik padėti noriu, joks šia gyvenimas per tos vaiduklius. Tėveli, tu ir žemę norėjai parduoti? Norėjau, bet dabar neparduosiu. Oi, tu mano vieturėlė, kaip seniai tavęs nebuvau mačiusi. Tai ko nepranešai, kad grįžti, būtumėm atvažiavę pasitikti, o dabar tokį kelelį turėjai pėsčia eiti. Nieko, mamelė, nieko, kažkuolgis važiavo su arkliais ir pavėžėjo truputėlį. Jau ne ta dukrelė, kokią išleidom, jau ne ta. O tai kas dukrelė, gal nečistis kokia? Baisi nešis. Negąsdink, Anuprėlį, išleidau dukrelę, skaisčią kaip saulelė, tyra kaip raselė. Oi, dukrelė, vieturėlė, kur padėjai savo rutulėlį? Neverkit, mamelė, neverkit. Ne rūta, o tikėjimą prarado. Nei tėvą, nei motiną, nei šlabienį, nei... O aš galvojau visai kitaip. Kažin, kaimynė, ar negalėtų manęs susigiminiuoti? Nepasyk man galvos, žemės neparduosi. Kad tu žinotum, dukrelė, kas čia pas mus dedasi? Kaip nežinosi, visi laikraščiai rašo, iš gėdos galima numirti. Aš galvoju visai apie kitokį biznį. Į jokius biznius nesileisiu. Ieva, Ievutė, žinai, šlabienė sakė, vaiduokliai daugiau nesivaidins. Jis sakė, o tai kur šlabienė? Esu Amerikonas Tirštimas, jūsų tėvelio kaimynas ir būsimas viso valsčio savininkas. Labai malonu, bet kokia keista jūsų pavardė. Tirštimas? Keista?
Turbūt, panelytė, pats dangus norėjo, kad šalia skirtimo atsirastų tirštimas. Kas tirštas, panelytė, jeigu netirštimas, sutirštintų skistimą. Gražinutė, ateik čia. Ar nevertėtų jūsų dukterį tikėti? Nu, gal ir vertėtų. Jau laikas. Dėkavoju, šlapienė. Labai žemai dėkavoju. Su padėka, jeigu te čia neatliksi. Jeigu teisybė ką nuprasako, daugiau manęs nerugosi. Ką pažadėjau, tą ir ištesėsiu. Žlapienė, niekad nemeluoja. Gyvensi pas mus ir prižiūrėta, ir pavožuota. Dukrelė. Va, jeigu ne žlabienė, dabar jau mūsų žemė būtų vato Amerikono rankose. Daugiau piktoji dvaselė jūsų nebekasdins. Kaip gerai, eime moterėlės į kambarį, ką nors skanaus paruošim, juk ir tu dukrelės išalkus. Eime. Gerai, kaimyn, pagalvok. Geresnio žentų nei su žiburiu nerasti. Tai kad aš jo nei akyse nesu matęs. Manęs nematai. O tu? O aš? Užgalvojau apie tavo sūnų. Ne apie sūnų, apie mane galvok. Kad ir kaip ir per senas jau būtų nudesti. Nu, bet jeigu ji nesispirs, tai man dar geriau. Senas jautis vagos negadina. A, kaip galvoji? Ai, pas mane kaip lelyje žydėtų, vargelio nematytų, vaikučių želiuot nereikėtų. Tai kaip, nejaugi būsi bevaikis? Kam tų banglių reikia? Tik galva kvažina, ramybės neduoda. Nu, teisybę pasakius jau ne man tie vaikai. Nu tai kam tada tau ženatvėse? Aš žinai, kaip malonu turėti šiame jaunesnį daigelį. Žiemą lovutę šildo. Ką žinai, ar jie sutiks? O aš vyras, nežrumsas tvirtas. A, kaip manai? Man merga labai. Žyt ir mano širdis nuo to karto kitų ritmų pradėjo plakti. Tai tu nori būti mano žentu? O, tie klausimėlis. Prisipažink, pasipiršti atvažiavai. Koks idiotas, įtrašypsis. Taip sakant, atvažiavau tarnybos reikalais. Bet jei panelytė mano jausmams nebus abejinga, Pasiryžęs nuėjus iš to kaimo ginti. Tamsas skaityčius su žodžiais. Prašau sugretinti. Štai prieš jūs, panelytę, gražus launas, vyras pačiame amžiaus gerume, Amerikonas. O štai, pažiūrėkit, rašėjas, popierių žiūrkį. Tikrai panašus. Akys įdūmė, kaip žiemą supilti kapai. Įsižiebęs, kaip žviegianti kaulė. Pasišiaušęs, be pilvo, be krūtinės. Tikra vaidėkė. Aš jaučiuosi įžeistas. Ponas pirštime, liaukitės tyčiojusis. Matai, kokios nuomonė apie tamstą panelytę. Aš apie juodų labai geros nuomonės. Bet juk su abiem tai nesiženysi, kad renkies. Teisingai mamaitė sako, įsirink panelę, tik neapsirink. Ponai, aš ne prekė. Ir nenorėčiau, kad būtumėt jūs mano pirkliais. Girdi tamstą? Ai, tai štai tas vaiduoklis. Čia mano sūnus. Vaizduoju ir kanalio sūnus, aš jį nutvėriau ir nepaleidžiau. Šiandien vaily. Kažką tas važiuoja, keliausiu sveikas. Tai mano sūnus. Mano pasididžiavimas, kad tik grįžo iš Kauno. Dažnai pasakė, kad žadėjau. Tai yra dviejų tėvų ieškoti. Stovi tai supriskas ir kepūrė. Pasisveikinu. Pažiūrėsi, panelė. Pažįstami. Dukrelė, ko tu žiūrėjai taip pasistebėlėjusi? Mamyte, čia jis. Taip jis mano sūnus. Taip jį būsime tavo mamaitė. Gražinutė, kokia laimė. Ar jau kalbėjotės apie tėvelis atveikia? Vaikė. Kiek? Kas galėjo pagalvoti, kad čia Gražinutės tėviškė, ką dar? Mes toliau taip sveikintis.
tėvelį, jūs grįžote? Gražus vaikinas. Eik šalin nuo jos! Nesutinkate? Aš ją taip myliu. Ir vėl naujos baikos. Ir aš grįžau, kad galėčiau pasikalbėti. Vadinasi, tėvai sūnus ėmė nosį ir nušluostė. Pala, nelabai supratau. Tai tu man visada apie ją galvą barzginai? Taip, tėvelį, apie gražutę. O ir susiuosbinė? Na tai kaimynė, ką dabar tai atsakysi, a? Juk pora tai nešpėna. Viskas aukštyn kojom. Tark žodį, ponas pirštimi, kur? Tartu už mane. Vadinasi, veselė. Bet ponas pirštimi, kur? Mes, taip jūs ir manaisim. Tokią progą išsigerinti. Veselė, vaiduoklių išvaikymas. O ir tu, seniūnė, sužinojai, kad Žlabienė vaiduoklius išlaikė. Tik vienas kaimynas netiki. O man nekoks. O ne Žlabienė. Dabar yra šaukėti, kad vaiduoklius išlaikė ta moterėlė. Kaip gerai, sveteliai prašom į kambarį, juk temsta, šalta. Dar kokį lašelį nuo trejankos išspausim. Varai, vyrai. Ir šūką padoro. Nu taigi žentai. Gal povai malonėsit mane iki vieškelio palydėti. Čia man vietos nežinomos. Kitą kartą atvažiuosit geriau apsiginklavęs, geriau pasiruošęs. Pikščiau, vėliai tave nematė. Duok ranką, pasipykom, pasižudžiavom. Žinai, kur du kaušasi, trečias naudojasi. Nėra to blogo, kas neišeitų. Ar tai ne vaiduokliai? Vaiduoklius ta moterėlė išvaikė, kur gryčiui sėdi. Tai linksma naujiena. Tokį dalyką reikia įamžinti plokštelėje. 20 amžius atsiranda tokių asmenybių, kurios piktasias dvasias išvaikė, su kuriomis mokslas nepajėgia kovoti. Ei, tu mokai! Nešaukit, kai neprigirdi, aš to ją atvesiu. Prašom, povai, susiklausyti arčiau. Va, atvertas. O kas čia per susibūrimas? Kodėl tiek daug žmonių? Čia Žlabienis, tavo stebuklai tiek žmonių priviliojo. O čia toks pikščiais atvažiavęs nori tave įamžinti, žinai, kaip ant paso. Pašvilpsis man! Tu matai, nori mano šešėlį pagauti, gyvenimą man sutrumpinti. Ne, aš stipri, pagundai nepasiduodu. Jau nori. Ne, Nu tai ko, sėdam, o būdu jau tai išgalojam. Moter, sėsk šalia manęs. Gerai, tėvai, kaip pasakysi. Taigi prašom šypsotis, galvas aukštyn, kojas atmeta į šoną, skaičiuoju. 1, 2. Nuostabu.